Nafta po $200 už barelį jau nėra tik Irano gąsdinimas blokuojant Ormuzo sąsiaurį. Tai realus scenarijus, kurį aktyviai svarsto Donaldas Trumpas. Bloomberg praneša, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija analizuoja galimą staigaus naftos kainų padidėjimo iki $200 už barelį poveikį ir kaip visa tai paveiks ekonomiką. Pažymima, kad tai rodo, jog aukšti Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vertina galimų ekstremalių karo su Iranu scenarijų pasekmes. Tuo tarpu Iranas galutinai įtvirtino visišką kontrolę ties Ormuzo sąsiauriu ir tuo pačiu oficialiai suteikė leidimą tanklaiviams iš Indijos, Kinijos ir Rusijos praplaukti. Donaldas Trumpas grasina suduoti lemiamą smūgį Iranui, nes taikios derybos žlugo. Mano vardas Aleksejus Pičis, kviečiu aptarti šią temą. Prieš pradedant laidą prašau paremti šį YouTube kanalą auka, prenumerata ar rėmimu. Visos nuorodos ir rekvizitai, kaip tai padaryti, yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Paremti galite epizodo pabaigoje, jei jis jums pasirodė įdomus ir naudingas. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Pičinius, nuoroda aprašyme. Ten skelbiame naujienas vos joms pasirodžius. Taigi reikia konstatuoti, kad Iranas galutinai įtvirtino visišką kontrolę ties Ormuzo sąsiauriu ir taip perėmė naftos srautų kontrolę. Iranas pradėjo rinkti mokestį už tanklaivių praplaukimą per sąsiaurį ir reikalauja tarptautiniu mastu pripažinti Ormuzo sąsiaurį priklausančių tik Iranui kaip karo pabaigos sąlygą. Šiandien Iranas pranešė Juduties saugumo tarybai, kad 3 šalių tanklaiviai gali plaukti sąsiauriu. Citata. Nepriešiški laivai, įskaitant kitų valstybių ar su jomis susijusius laivus. Jie gali saugiai plaukti per Ormuzo sąsiaurį, jei nedalyvauja agresijoje prieš Iraną, jos neremia ir laikosi saugumo taisyklių, koordinuodami su Irano valdžia. Galiausiai Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis patikslino, kad leidimą praplaukti per Ormuzo sąsiaurį gavo be kita ko Kinija, Rusija, Indija, Irakas ir Pakistanas. Kitiems praplaukti draudžiama, o JAV negali nieko padaryti. Financial Times remdamasis laivų stebėjimu rašo, kad pastarosiamis dienomis Iranas leidžia nedaugeliui tanklaivių plaukti savo teritoriniais vandenimis ir juos tikrina prieš praleisdamas per Ormuzo sąsiaurį. Galiausiai Bloomberg šiandien pranešė, kad Trumpo administracijos pareigūnai nagrinėja, ką ekonomikai galėtų reikšti galimas naftos kainos šuolis iki $200 už barelį. Tai rodo, kad aukšto rango pareigūnai nagrinėja galimas ekstremalių karo su Iranu scenarijų pasekmes. Tačiau verta pažymėti, kad modeliavimas, kiek žalingas gali būti didesnis naftos kainų šuolis augimo perspektyvoms, yra reguliari vertinimo dalis, atliekama įtampos laikotarpiu. Tai ne prognozė, iš karto pabrėžiu. Pastangos užtikrina, kad administracija būtų pasirengusi visoms ten numatytoms aplinkybėms, įskaitant užsitęsusį konfliktą. Tačiau faktas, kad toks scenarijus nebėra tik hipotetinis ir tolimas, daug ką pasako. Pasak šaltinių, dar prieš karą JAV finansų ministras Scottas Bessentas nerimavo, kad konfliktas sukels naftos kainų augimą ir nuostolių. Kai kurie šaltiniai pranešė, kad aukšto rango JAV finansų ministerijos pareigūnai jau kelias savaitės reiškia Baltiesiems rūmams susirūpinimą dėl naftos ir benzino kainų svyravimų. Galiausiai, kaip žinote, tas pats Scottas Bessentas pirmiausia paskelbė apie sankcijų Rusijai panaikinimą, o vėliau ir Iranui. Tai šokiruotų net didžiausius Trumpo šalininkus. Įsivaizduokite, kad vykdote karą prieš Iraną. Bet sakote, gerai, uždirbkite iš naftos, nes man atrodo mes įsivėlėme į tokią avantūrą, kad naftos kainos tiesiog šoko į viršų. Kad bent šiek tiek pristabdytume kainas, leisime priešininkui parduoti naftą. Nesąmonė. Kai spaudoje pasirodė informacija apie $200 už barelį naftos kainą, Baltųjų rūmų atstovas Kušas Desais, nedelsdamas paskelbė, kad tai melas. Cituoju. Trumpo administracija nuolat vertina skaičiavimus. Pareigūnai svarsto įvairius kainodaros scenarijus ir ekonominės pasekmes, bet niekada nesvarstė, kad naftos kaina sieks $200 už barelį. Ministras Bessentas nesijaudino dėl laikino darbo sutrikimų, kuriuos sukėlė operacija Epinis įniršis.
Besontas nekartą išreiškė savo ir administracijos pasitikėjimą ilgalaikėmis Amerikos ekonomikos ir pasaulinių energetikos rinkų raidos perspektyvomis. Pažymėsiu, kad naftos kainos smarkiai išaugo po JAV ir Izraelio išpuolio prieš Iraną vasario 28 dieną. Vakarų Teksaso nafta pabrango 30% iki $91 už barelį. Brento naftos kaina tuo laikotarpiu pakilo beveik 40% iki maždaug $102. Ir štai tiesiog trečiadienį Baltieji rūmai pareiškė, kad diplomatinės pastangos nutraukti karą vis dar tęsiasi, nepaisant viešumo. Iranas atmetė Donaldo Trumpo raginimus dėrėtis ir jo grasinimą imtis tolesnių karinių veiksmų, jei nebus taikos susitarimo. Baltieji rūmai teigia, kad diplomatinės pastangos tęsiasi ir galioja 5 dienų terminas dėryboms su Iranu dėl karo nutraukimo, nors $200 už naftos barelį kaina būtų didžiulis smūgis pasaulio ekonomikai. Infliacijai skaičiavus, naftos kaina tokį lygį per pastarosius 50 metų buvo pasiekusi tik kartą – 2008-aisiais prieš pasaulinę finansų krizę. Tačiau net ir esant žemesnėms kainoms, Bloomberg prognozuoja, kad jei naftos kainos išliks ties maždaug $100 už barelį riba kelis mėnesius. Tai didins infliaciją JAV ir Europoje bei lėtins ekonomikos augimą. Kad diplomatinės pastangos dėl karo vis dar tęsiasi, nepaisant viešumo. Baltieji rūmai pareiškė, kad diplomatinės pastangos nutraukti karą dar nėra visiškai baigtos. Naftos ir dujų tiekimo per Hormūzo sąsiaurį, kuriuo eina iki 1/5 pasaulinio naftos ir dujų eksporto sustabdymas, jau paveikė daugelio šalių ekonomikas. JAV labiausiai pastebima pasekmė tapo 30% padidėjusios mažmeninės benzino kainos, kas beje panaikino per pastaruosius metus sumažėjusias kainas, kurias Trumpas vadino pagrindiniu ekonominiu pasiekimu. Trumpas gyrėsi, kad štai žiūrėkite, aš sukūriau tokią situaciją, kurioje benzinas atpigo, o dabar jis pabrango. JAV pinigų politikos perspektyvos lieka neaiškios, nes federalinė rezervų sistema stebi naftos kainų įtaką infliacijai. Praėjusią savaitę FRS pirmininkas Jeromas Powellas pareiškė, kad dar per anksti vertinti staigaus naftos kainų augimo pasekmes JAV ekonomikai. $200 už barelį naftos scenarijus Baltuosiuose rūmuose svarstomas ne veltui. Trumpo nustatytas terminas baigėsi, o Pentagone rengiamas vadinamasis galutinis smūgis. Axios teigia, kad Pentagonas ruošiasi didelės apimties operacijos eskalacijai prieš Iraną, jei diplomatinės pastangos žlugs. Ypač jei Hormūzo sąsiauris liks užblokuotas. Amerikos kariniai vadai rengia lemiamo smūgio Iranui variantus. Beveik visi jie apima karių išlaipinimą, taip pat masinės bombardavimo operacijas. 4 scenarijai numato desanto išlaipinimą ir kelių Irano salų užėmimą, kurios turi įtakos galimybei blokuoti Hormūzo sąsiaurį ir Irano naftos eksportą. JAV pasirengusios skandinti Irano naftos tanklaivus, ko anksčiau nedarė. JAV kariškiai parengė sausumos operacijos planus Irano gilumoje, kad perimtų labai prisodrintą uraną. Alternatyva gali būti plataus masto aviacijos smūgiai branduoliniams objektams, kad Iranas netektų šių medžiagų. Galiausiai, kaip matote, visi šie scenarijai lemtų staigų naftos kainų šuolį, kuriam Trumpas akivaizdžiai ruošiasi. Jūsų nuomonė ir išvados rašykite komentaruose. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Primenu, jei norite paremti šį YouTube kanalą, galite aukoti naudodami nuorodas ir rekvizitus vaizdo įrašo aprašyme arba QR kodą ekrane. Saugokite save. Visiems iki.